noriu tikrai noriu padėkoti visiems, nes čia Instituto liberalių diskusijų klubas išvažiavo pirmą kartą už Vilniaus. Vilniuje mes ten gan intensyviai rengėme įvairias diskusijas. Tai ačiū liberalų Klaipėdos skyriui už pakvietimą ir visos logistikos sutvarkymą. Tikrai visiems dėkoju. Na, o tema, dėl kurios mes čia susirinkom pakalbėti, padiskutuoti, na, šiomis dienomis turbūt nėra pati aktualiausia, kaip mes puikiai visi suprantam. Yra gyvybiškai svarbesnių, tiesiog gyvybiškai svarbesnių dalykų dėja. Bet tikėdamasi, kad tie dalykai išsispręs pozityviai, matyt, vertėtų pagalvoti ir apie tam tikrus, arba bent paklausti, ar visi mūsų politiniai dalykai iš tikrųjų yra racionalūs, ar jie didina šalies atsparumą, ar jie prisideda prie demokratijos plėtotės ir panašiai. Tai vienas iš tokių klausimų ir yra mūsų rinkiminės sistemos pobūdis. Rinkiminės sistemos, turiu omeny rinkimų į Seimą pobūdis. Apie tai iš tikrųjų nemažai yra diskutuojama, na, kaip sakoma, dažniausiai prieš pat rinkimus. Tai šiuo atveju mes truputį išsiskiriam. Na, paskutiniai debatai šiuo klausimu, kaip mes čia darom, ar pasiliekam su mišria sistema, ar vis dėlto sukomės kaip ir aplinkui visi mūsų kraštai, turim europiniai į daugiamandatę. Paskutiniai tokie debatai vyko Seime maždaug 21-22 metais, kai buvo sukurta Seimo darbo grupė rinkiminiam kodeksui parengti. Ir tos darbo grupės posėdžius mes kvietėmės visų pirma visą eilę politologų, sociologų. Ir jų nuomonė buvo praktiškai didžiąją dalim vienareikšmė, kad reikia eiti prie daugiamandatės sistemos, bet politiškai buvo apsispręsta to nedaryti. Tai de facto mes bandytume ir pratęsti šią temą. Kartu su manimi yra dr. Eugenijus Gentvilas, Seimo narys, profesorius Vaidutis Laurėnas, Klaipėdos universiteto senato pirmininkas prisijungęs, yra docentas daktaras Rolandas Tučas, VU chemijos ir geomokslų fakulteto žmogus, kuris perbraižė mūsų visas rinkiminės apygardas, atsižvelgiant į, taip sakant, demokratijos atstovavimo problemą susijusią su mūsų demografinė padėtim. Dėl ko beje ir kilo nemažas nepasitenkinimas iš vienmandatininkų, kurie patenkinti, kad jie yra vienmandatininkai, bet nepatenkinti, kad jų dengiamas apygardos išaugo geografiškai ir tą apygardą ypač regionuose gali papulti 3 ir daugiau rajonų ir suprantama, ta teritorijos, tas dydis reikalauja papildomos energijos iš vienmandatininkų. Ir Gabrielė Burbulytė, Klaipėdos universiteto politologė, kiek žinau, gan artimai palaikanti ryšius su Klaipėdos liberalų skyriumi, tai dėkojam Jums už jūsų pastangas šviesti mūsų liberalus. Ir prie mūsų dar prisijungs netrukus buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas, dabar Europos parlamento narys, profesorius Dainius Žalimas. Sutarėm, kad tokį įžanginę, na, nenoriu sakyti kalbą, įžanginius pasamprotavimus padėlios Eugenijus, o toliau, taip sakant, eilės ar neeilės tvarka, žiūrėsim, gal iš pradžių suteiksim žodį prie mūsų prisijungusiems prelegentams, įdant, gal žmonės turi ir taip sakant, kitų reikalų. Tai Eugenijau, prašau.
Taip, ačiū Raimundai. Tikrai būtent ne kalba, o tam tikrą argumentaciją išdėstyti, nes man atrodo svarbiausia išgirsti argumentus, kontrargumentus, kurie egzistuoja toje diskusijoje. Noriu atkreipti dėmesį, kad daktaras Rolandas Tučas yra geografas, aš esu geografas, bet žinant, kad geopolitikos pradininkas yra britų geografas Mackinderis, tada pradedi galvoti, kad geografija, ypač socialinė geografija ir politiniai, geopolitiniai procesai nėra tiek nutolę vienas nuo kito. Aš kartais labai pasigendu ar istorikų, ar politologų samprotavimuose geografinio dėmens, kas yra labai svarbu. Pats esu dėstęs šitame universitete daug, mano manimų, įdomių dalykų, kurie įdomus savaime, bet dar įdomesni jie pasidaro, kai juos sudėlioji ant geografinio pagrindo, ant geografinio žemėlapio. Na, o dabar prie tos tematikos, kuri per vienmandatinės apygardas tampa ir geografizuota. Tai yra pririšta prie tam tikrų lokacijų ir atspindi tam tikrus dalykus. Sąžiningai pasakysiu, kad man Dainiaus Žalimo seniai išdėstyti argumentai, kai jis dar buvo Konstitucinio teismo pirmininkas, kad vienmandačių reikia atsisakyti, man jie buvo labai priimtini ir suprantami. Tačiau tada sėdėjau tyliai, nes pats buvau išrinktas per sąrašą. Ir bandymas kaip nors kalbėti ir kelti šitą problemą, kokio nors Artūro Orlausko šeimų maršo ten ir kitų leksikoje būtų sukėlę tokią reakciją. Tu sąrašinis, ką tu čia šneki, tik vienmandatininkai yra tikri Seimo nariai. Na, Orlauskas pabandė tapti Seimo nariu per vienmandatę, liko, nežinau, ten 19 turbūt, koks skirtumas. Pamatė, kad politika daroma kitaip, o ne kažkokiais tuščiais lozungais. Tai štai dabar išrinktas Pašilaičių vienmandatėje rinkimų apygardoje, aš turiu moralinę teisę kalbėti apie tai, kad vienmandatės rinkimų apygardos ir šita mišri sistema nėra optimali, nėra tobula. Aš nenoriu jos sumalt velniop, nes Lietuva egzistuoja su šita mišrė sistema jau daug kartų Seimo rinkimuose išbandyta ir Lietuva nežlunga, bet gal galima geriau. Tai štai iš kur atsiradusi ta mišri sistema. Žiūrėkite, 90 metais parlamentas buvo renkamas 141 vienmandatėje rinkimų apygardoje. Aš pats buvau išrinktas į tuometinę aukščiausiąją tarybą, atkuriamą į Seimą, čia Klaipėdoje, Naujakiemio apygardoje. Net nebuvo jokių partinių sąrašų. Kodėl jų nebuvo? Todėl, kad tie rinkimai dar vyko Sovietų Sąjungoje, prieš paskelbiant Lietuvos Respubliką, o Sovietų Sąjungoje buvo leidžiama viena partija. Tai natūralu, kad sovietai savo sovietinėje rinkimų sistemoje, pagal kurią mes buvome išrinkti į Lietuvos aukščiausiąją tarybą ir paskelbėme nepriklausomybę, sovietai negalėjo numatyti partinių sąrašų, nes partijų nebuvo. Buvo viena partija, kaip jie paskui pavadino, komunistų ir nepartinių blokas. Tokia sąvoka egzistavo. Tai ką aš noriu pasakyti? Vienmandatės apygardos iš esmės yra totalitarinės komunistinės sistemos reliktas, kai net partijų apskritai nebuvo. 92 metais aukščiausiosios tarybos darbo grupė kūrė konstitucijos projektą ir žengė žingsnį į priekį, nes jau pradėjo atsirasti politinės partijos. Lietuvos Respublika leido jas. Tiesą sakant, net ir Tarybų sąjunga 89 metais jau pradėjo leisti kurtis politiniam partijom. Tai štai Lietuvoje jau susikūrusios politinės partijos ir 92 metų spalio 25 konstitucija įtvirtina jau žingsnis į priekį, mišrią rinkimų sistemą. 70 Seimo narių išrenkama pagal partijų sąrašus, 71 per vienmandates. Natūralu, vienmandatės dar lieka, nes politinė sistema dar yra silpna. Praėjo nuo konstitucijos priėmimo 22 su viršum metų. Partinė sistema daugiau mažiau nusistovėjo, ji niekada daugiapartinėje erdvėje nenusistovės iki galo, ji bus konkuliuojanti. Tai ne Amerika, kur iš esmės 2 partijos yra, nors ten iš viso 74 politinės partijos, kiek žinau, bet niekur jie nepatenka. Tai štai gal laikas peržiūrėti galimybę atsikratyti tos vienmandatinės sistemos kaip tam tikrų bėdų turinčią sistemos dalį.
žiūrime, kiek yra tokių valstybių Europoje. Mano žiniomis 5 valstybės, kuriuose yra likusios vienmandatės apygardos, kur dalis, ar ten didesnė ar mažesnė dalis parlamentarų, aš kalbu tik apie nacionalinius parlamentų rinkimus, nekalbu apie savivaldos rinkimus, kad būtų visiems aišku, yra renkama vienmandatėse apygardose. 3 Baltijos šalis, Lietuva, Latvija, Estija, postkomunistinis, aiškiai likęs užtaisas, apie ką jau kalbėjau, Didžioji Britanija, kuri tiesą sakant net į Europarlamentą renka vienmandatėse, constituencies, kaip jie vadina, pavadinkime tai vienmandatėmis apygardomis, ir dar kažkuri šalis, bet aš čia galiu ne visą informaciją būti susirinkęs. Dauguma šalių yra atsisakiusios vienmandatininkų tokių rinkimų. Kas nors galėtų sakyti, o siaube, tai ką, tada rinksim taip privalomai partinius sąrašus kaip dabar? Ne. Rinkimas pagal sąrašus gali būti įvairus, nebūtinai toks, kaip mes čia sakom, ir aš iš karto nuraminu, kaip yra kai kuriuose kitose šalyse. Sudaromi regioniniai sąrašai. Partija, pavyzdžiui, Lietuvoje galėtų pateikti 5 apygardose 5 sąrašus, kad to regiono atstovavimas būtų per sąrašą taip pat užtikrinamas. Priešingų atveju labai didelis pavojus, kad išrenkami vien Vilniečiai, vien Kauniečiai, ne? O koks nors Šiaulių regiono žmogus į parlamentą nepateks. Tai yra daugiamandatėse sistemose regioninis atstovavimas užtikrinamas, sudaromas regioninis tos partijos sąrašas, kuriame nėra kitų regionų, tarkime, liberalų. Ir tokiu būdu užtikrinamas geografinis pasiskirstymas. Dar daugiau, kai žmogui reikia sudaryti galimybę pasirinkti, nes šiandien dažnai iš žmonių mes girdime argumentą. Nu ne, jeigu naikinsi vienmandatės, tai už ką aš balsuosiu? Už partiją, o tada iš tos partijos privalomai 5 žmonės turiu pasirinkti. Yra kita galimybė. Balsuoju už tau patinkančią partiją, o pavyzdžiui 5 ar 10 žmonių tu gali pasirinkti iš įvairių partijų sąrašų. Man patinka 9 liberalai ir labai patinka Julius Sabataukas, pavyzdžiui, kurį aš pasirinku iš socialdemokratų sąrašo. Ir kai žmogui sudaryta galimybė pasirinkti iš kelių partijų sąrašų jam patinkančių žmonės, sumažėja visuomenės supriešinimo, susipriešinimo galimybė. Nes dabar atsistoja ant šonkaulio. Mes tokie, kitų nemėgstam. O čia maloniai prašom. Tu gali pasirinkti tau tinkančius politikus iš įvairių partijų sąrašų. Tai čia šiek tiek žvilgsnis į priekį, kaip gali būti įvairios balsavimo sistemos pagal daugiamandatės apygardas, jeigu išvengtumėme vienmandačių. Bet dar trumpai apie vienmandates, dar 3-4 pastebėjimai. Pradžioje buvo vienmandatės, kurios kaimiškose rajonuose, miestuose tai taip, ten skaidė tuos miestus, bet kaimiškose rajonuose daugiau mažiau sutapo savivaldybė su vienmandate. Vienas savivaldybė, viena vienmandatė. Ką tai reiškia ir kokį tai turėjo pavojų? Be mero žinios tu iš esmės netapsi Seimo nariu, nes merui reikia ištiestos prailgintos rankos, kurie atstovautų tai savivaldybei Seime, ministerijose, lakstytų. Seimo narys tapdavo toks, kaip rusai sako, malčik na pabėguškach, toks pasiuntinukas. Mero pasiuntinukas, kuris turi atlikti mero reikalingus darbus toje savivaldybėje. Tai didelė dalimi kaimiškose rajonuose merai kontroliavo vienmandatininkų išrinkimą. Ypač ten, kur merų pozicijos stiprios. Dabar, kai Rolandas Tučas priverstas po Konstitucinio teismo išaiškinimo, aš primenu, ką sako Konstitucinio teismo išaiškinimas, kad vienmandatės apygardos dydis gali skirtis nuo vidutinio rinkėjų skaičiaus plus minus 10%. Nebegali būti viena vienmandatė 45 000 rinkėjų, kita vienmandatė 20 000 rinkėjų. Po Konstitucinio teismo išaiškinimo vidutinis vienmandatės dydis yra apytiksliai 35 000, tai reiškia gali būti nuo 31,5 tūkstančio iki 38,5 tūkstančio, plus minus 10%. Ir štai Rolandas Tučas turi atlikti tą katorgišką darbą,
prieš kiekvienus Seimo rinkimus pagal pasikeitusias rinkėjų, gyventojų skaičių kiekvienoje savivaldybėje jis turi sudėlioti rinkimų apygardas taip, kad jos atitiktų tą konstitucinio teismo reikalavimą. Tai iš vienos savivaldybės jau žiūrėk vienmandatinė apygarda tampa 2 savivaldybėse, dabar jau 24-aisiais daug apygardų buvo per 3 savivaldybės, atrodo einame į naują ribą. Rolandas čia geriau pasakys, kai turėsime vienmandatininkus per 4 savivaldybės. Tai jeigu kažkada vienmandatininkas buvo vieno mero pastumdėlis, tai dabar vienmandatininkas tampa 3-4 ponų tarnu. Jis turi įtikti 3 ar 4 meram, jis nebeturi įtikti kažkam, jis turi įtikti ten, kad būtų nominuotas. Aš priminsiu vieną atvejį, kai stiprus vietinis meras įveikia savo partiją ir pasako, ne, partijos skiriamas, siūlomas kandidatas į Seimą čia nepraeis, mes už jį nedirbsime. Ir nereikia labai toli ieškoti. 20 metų pavasaris konservatoriai siūlo Palangos Mėguvos rinkimų apygardoje, kur įeina Palanga, dalis Kretingos ir dalis Klaipėdos rajonos, siūlo Agnę Bilotaitę. Stiprias pozicijas turintis Palangos meras pasakė, galit siūlyti, galit ją kelt, mes už ją nedirbsim. Šarūnas Vaitkus susipyko su savo partija ir pasakė, bus iškeltas palangištis Mindaugas Kritulskas, kuriam Palangos skyrius dirbo. Ar tai normalu? Ar tai partijom leidžia realizuoti tą ideologiją? Man Mindaugas Kritulskas patinka, man Šarūnas Vaitkus patinka, aš ne apie tai kalbu. Ar gali partija realizuoti savo poziciją, jeigu vienmandatėje stiprus meras atsistoja ir pasako, ne, bus taip, kaip aš noriu. Tai tada įsivaizduokite, kaip tam merui turi atidirbinėti vienmandatininkas, kuris tapo vienmandatininku ir Seimo nariu ne per partijos malonę, o per mero malonę. Tai kasdienėje veikloje tas akivaizdžiai matoma ir aš galėčiau daugybę pavyzdžių apie tai daugiau pasakyti. Paminėjau tą tokį artimesnį, geografiškai artimesnį pasakymą. Vienmandatė apygarda galėtų būti etnografinio regiono tapatybės dalis, ar ne? Dabar, kai ta tapatybė išnaikinama, kai tenka vienmandatės apygardos ribas nupiešti per 2, 3, 4 savivaldybių ribas. Aš labai dėkingas, vėl grįžtu į Rolandą, kurio veidą malonu matau ekrane, kad jis šiaip pabandė gražinti Deltuvą, Nalšią, Sūduvą, Žiemgalą kaip tokius etnografinius pavadinimus į vienmandačių apygardų pavadinimus, nes Lietuvoje dingsta tie pavadinimai ir koks nors nebesupranta, kur yra Sėliai, kur Žiemgala, kur Nalšia, kur Karšuva. Tai čia yra pabandymas, bet sutikime, kad šiandien tai taip atrodo, 28 metų rinkimų išvakarėse jau kitaip bus. O juk nei Nalšia, nei Karšuva savo ribų etnografiškai nekeitė. Mes bandom pritempti kintančią tikrovę prie amžinųjų vertybių, pavadinkime. Tai čia vėl nebėra atspindžio, kuris turėtų vertę. Vienmandatė apygarda neatspindi realiai arba kintančiai atspindi šitos etnografinius regionus. Konstitucijoje pasakyta, vienodos teisės ir pareigos yra tiek vienmandatininkam, tiek daugiamandatininkam. Abu jie vadinami, ir vieni ir kiti vadinami tautos atstovais. Va čia man labiausiai ir krinta į akis. Būdamas politikoje pakankamai seniai, aš galiu pasakyti, daugiau mažiau, tikrai neapibendrindamas, kad vienmandatininkai kai kuriais atvejais pamiršta, kad jie yra tautos atstovai pagal apibrėžimą, pagal konstituciją. Jie tampa savivaldybės 2, 3 arba 4 savivaldybių atstovais. Ir jie sprendžia, atsiprašau, mokyklos stogo problemą, o ne tautos problemą. Jie nebus nominuoti, jie nebus praleisti į kitus Seimo rinkimus, jeigu jie neįtiks ten esantiem meram. Čia aš kalbu ne apie didmiesčius, kalbu daugiausiai apie kaimiškus rajonus, kaimiškas savivaldybės. Todėl jie iš paskutiniųjų stengiasi pirmiausiai įtikti savivaldybių vadovams. Kitaip sakant,
vėl lems nebe partija, nebe ideologija kitose rinkimuose, o meras ar seniūnas, kuris beje apskritai nėra niekieno rinktas, bet jis išsakys savo nuomonę. Ne, mums tokio Seimo nario nereikia. Ir mes žinome, kaip kaimiškose rajonuose seniūno žodis reiškia labai daug. Jis gali nulemti iš esmės partijos nominaciją. Tai kitaip sakant, bus stogas, bus amžinas mūsų kandidatas į Seimą. Nepramuši pinigų stogui, nebūsi. Sąžiningai pasakysiu, ką čia slėpti. 2016-2020 metai. Valstiečių valdžia, mūsų liberalų vienmandatininkų balsavimas už biudžetą būdavo garantuotas. Mes opozicijoje, bet mūsiškiai kai kurie balsuoja už Skvernelio Karbauskio sukonstruotą biudžetą. Kodėl? Todėl, kad tame biudžete įdedama po 100–150 tūkstančių tų vienmandačių apygardų, kaip aš sakau, daržinės stogui remontuoti ir vaikų darželio grindim sutvarkyti. Atsiprašau, ar čia yra tautos atstovas? Nu ne. Tai aš neminėdamas pavardžių pasakysiu taip. Man teko būti prieš metus maždaug praėjusį pavasarį vieno vienmandatininko ataskaitinėme susirinkime su savivaldybės gyventojais. Rajono centro salėje savivaldybininkas išvardino apie 54 darbus, kuriuos jis nuveikė per 3,5 savo kadencijos metų. Reikia pasakyti, garbė tam žmogui, kiek jis daug padarė vardant savo savivaldybės. Na, bet vyksta karas Ukrainoje, aš sėdžiu, man irgi paskui bus suteiktas žodis ir aš galvoju, o kada bus pradėta kalbėti apie Lietuvą, Lietuvos laukiančius iššūkius, Lietuvos piliečių būtinybę susitelkti. Taip ir nebuvo kalbėta. Man apmaudu, aš tada buvau mandagus prie 80 to rajono salėje susirinkusių žmonių, aš nekritikavau savo kolegos Seimo nario, bet taip negalima. Tu esi tautos atstovas, o ne suoliukų parkuose pramušinėtojas ir, kaip perkeltinė prasme, stogų tvarkytojas. Mes nuėjome, mes pamiršome, dalis Seimo narių pamiršo, kad jie yra tautos atstovai konstituciškai. Gal reikia baigti su tais dalykais. Tai štai tokie pastebėjimai dėl trūkumų vienmandačių sistemų ir turbūt atsirastų kas ir daugiau galėtų įvardinti. Ir aš galėčiau įvardinti, bet nenoriu uzurpuoti laiko. Turbūt kas nors galėtų atrasti ir prieštaravimų mano išsakytiem dalykam, bet mes frakcijoje šiek tiek aptarėme, kad reiktų judinti konstitucijos pataisą, o kartu ir rinkimų kodekso pataisimus, bet prieš tai mes norime išgirsti tam tikrą ekspertizę. Žinau, kad darė ir liberalai, Klaipėdos liberalai apklausėlę, kurią būtų įdomu pakartoti po šito renginio. Nes kol kas ten daugiau mažiau pasisako už mišrios esamos sistemos išlaikymą. Na, bet žiūrėsim. Tai ačiū uždėmesi, kol kas tiek. Ačiū Eugenijau. Iš tikrųjų, ne tik vienmandatė kaip atstovavimo problema aktuali ne tik vadinamosiam kaimiškom apygardom, bet kad ir didmiesčiuose. Na, pavyzdžiui, man teko baltiruotis, kandidatuoti vadinamojo Fabijoniškių Vilniuje apygardoje, kurią sudaro iš esmės trys rajonai, ir Fabijoniškės, ir Šeškinė, ir Verkiai, kurių interesai, jeigu žiūrėtume, žiauriai skiriasi. Ir sulipdyti bendruomenės, kurios, na, taip sakant, turi savų atskirų problemų, yra pakankamai sudėtinga. Kitaip tariant, tas atstovavimas tampa labai sudėtingu, jo labiau, kad tai rodo dažnai ir mūsų bendrapiliečių kartais nesuvokimą, kuo skiriasi Seimo narys nuo savivaldos tarybos nario. Čia irgi yra tam tikra problema, tada Seimo nariai gaunasi, kaip ir Eugenijus, man atrodo, teisingai pažymėjo, kaip savivaldybės darbuotojai. Ir čia yra problema. Bet dabar aš turiu vieną problemą, žiūriu į ekraną ir matau ir Dainių, ir Rolandą, ir de facto abudu jie buvo paminėti. Tai gal, jeigu Rolandas neišėjęs, aš gal Dainių suteikčiau žodį, nes panašu, man atrodo, Dainiau, tavo pirmininkavimo metu buvo priimtas tas išaiškinimas dėl
dėl netitikimo, demokratijos, taip sakant, principo neišlaikymo, turint omenyje apygardų dydžius ir panašiai. Bet žinau, ir tu turi savo nuomonę apie tai, apie ką mes šiandien šnekam. Prašau, Dainiau. Ačiū labai, dėkuoju už pakvietimą. Aš manau, diskusijos iš tiesų vyksta labai aktualia tema, kaip geriau nacionalinis parlamentas galėtų atstovauti savo šalies piliečių interesus. Ir taip, Raimondai, iš tiesų dėl vienmandačių apygardų, tai mano pirmininkavimo metais buvo priimtas tas nutarimas. Bet tai gal neturi didelės reikšmės, nes jis buvo priimtas tiesiog atsižvelgiant į vieną faktą, kad tokia mišri Seimo rinkimų sistema jau egzistuoja, Konstitucinis teismas nėra pasakęs, kad jį prieštarauja, atvirkščiai jis yra pasakęs, kad tai yra įstatymų leidėjo diskrecija, ar jis pasirinks proporcinę, ar mažoritarinę, ar mišrę, va tokią, kokią mes turime. Tai iš to išeinant, aišku, Konstitucinis teismas tiesiog sprendė dėl ribų ir dėl to, kiek aš supratau, čia iš dalies Eugenijus jau yra kalbėjęs, kad kiekvieną kartą reikia koreguoti tas ribas, nes yra visuotinė ir lygi rinkimų teisė, o tam, kad ji būtų lygi mažoritariniai sistemai, reikia, kad tos apygardos pernelyg tarpusavyje nesiskirtų. Tai pagal tarptautinius standartus, ten konkrečiai SBO, demokratijos ir žmogaus teisų biuro standartus, tas nuokrypis gali būti plius minus 10%. O tuo metu, kada Konstitucinis teismas sprendė, tai ten, kadangi nenorėta tų ribų keisti, tai buvo leistina riba, man atrodo, 20%, jeigu aš gerai prisimenu tos bylos detalės. Ir akivaizdu, kad jau tai yra akivaizdžiai per didelis nuokrypis, nes galėdavo susidaryti situaciją, kai viena apygarda už kitą galėjo skirtis vos ne dvigubai. Tai arba bent jau 40%. Tai iš tiesų tada kyla klausimas dėl lygios rinkimų teisės, štai dėl to Konstitucinis teismas grįžo prie to tarptautinio standarto ir pasakė tiesiog, kad rinkimo apygardų visiškų lygių neįmanoma garantuoti, neprotinga ir neįmanoma, negalima to reikalauti, bet jos turi būti bent jau apytiksliai lygios, kad tikrai nekiltų klausimas dėl lygios rinkimų teisės iškreipimo ir dėl to mes turime dabar tą reiškinį, kad iš tiesų vykstant vidiniams visų pirma migracijos procesams, tai miestai įgyja didesnį svorį ir tai yra gerai, nes tai yra teisingesnis rinkimų atstovavimas, o anksčiau mes turėjome, aišku, tą vaizdą gerokai iškreiptą. Bet dabar aš norėčiau grįžti galbūt prie pagrindinio klausimo, iš tiesų, kuri rinkimų sistema geriausia, tai aš esu pasisakęs šito klausimo ne kartą, gal labiau aktyviau prieš 2019 metais, man jį visada kliuvo ir aš pasakysiu kodėl. Tai pasakiau, kad tai yra prieštarauja Konstitucijos logikai dabartinė sistema. Negalėjau pasakyti, kad prieštarauja Konstitucijai, kadangi pats Konstitucinis teismas iki tol ne kartą yra pasakęs, kad tai yra įstatymų leidėjo diskrecija. Tai aš galėjau žvelgti tik tai tam tikrus loginius trūkumus tame atitikime Konstitucijai, būtent šitos mišrios sistemos, o aš aišku galiu pasakyti, kodėl Konstitucinis teismas iš esmės leido taip demokratiškai įstatymų leidėjui pasirinkti pačią sistemą, kadangi toks buvo politinis sutarimas ir Konstituciniam teisme iš tiesų tuo metu buvo žmonės, kurie turi tą atmintį, kaip ta konstitucija buvo rašoma. Tai Konstitucijoje nebuvo įrašyta konkreti rinkimų sistema, bet buvo toks politinis kompromisas, kad mes ją darysim mišrę. Ir aišku, yra tada keblu, turbūt turint omeny šitas Konstitucijos kūrimo aplinkybės, pasakyti, kad dabartinė sistema prieštarauja Konstitucijai. Bet logikai tai tikrai prieštarauja, visų pirma. Paaiškinsiu, kodėl. Tai, čia aišku, mano subjektyvi nuomonė. Visų pirma, Lietuva yra pliuralistinė demokratija, ar ne? Pliuralistinė demokratija suponuoja teisingą įvairių visuomenės politinių srovių atstovavimo nacionaliniam parlamente. Ir dabar pasižiūrėkim, kuri iš šitų sistemų yra teisingiausia. Tai, man atrodo, nekils klausimų, kad tikrai proporcinė
Aš nekalbu į tas detalės, kad galima ir proporciniai sistemai turėti keletą apygardų, kaip turi Estai berods, ar Latvija, aš dabar neprisiminsiu tiksliai. Bet iš principo tai yra atitinkamas procentas balsų, proporcingai garantuoja tam tikrą skaičių vietų. Mažiausiai teisinga yra būtent mažoritarinė sistema. Dabar mišri sistema, tai mes patys matom kiekvienais rinkimais, kad mažoritarinės balsavimas vienmandatėse apygardose gerokai iškreipia tą vaizdą, kurį mes turime po pirmo rinkimų turo. Ir tai gali turėti lemiamos įtakos. Kažkada tai turėjo lemiamos įtakos galbūt Tėvynės sąjungai, dabar tai turėjo socialdemokratams. Akivaizdu, kad dabartinis Seimas būtų visiškai kitoks, jeigu jis būtų išrinktas tik proporcinė sistema. Tai, bet kas yra teisingesnis visuomenės atstovavimas, aš dar kartą grįžtu prie to, tai akivaizdžiai kaip proporcingai atspindima būtent, o ne taip kaip yra dabar, kai mažoritarinis komponentas iškreipia tą proporcingumą. Tai siekiant teisingo atstovavimo, aš manau, kad tai būtų vienas iš argumentų. Kitas dalykas, šiaip jau tai, ką aš girdėjau iš Eugenijaus, kodėl tai irgi prieštarauja konstitucijos logikai. Tai konstitucija skelbia Seimo narį visos tautos atstovų. Tai, kas ir buvo pasakyta, ar ne? O tai reiškia ir konstitucinis teismas beje aiškindamas. Čia jau yra loginis prieštaravimas tame, kad sistema tai tinka bet kuri, bet visi Seimo nariai yra visos tautos atstovai ir gink dieve negali atstovauti niekieno partikuliarinių ar regioninių interesų. Tame tarpe ir savo rinkimų apygardos rinkėjų interesų atstovauti negali taip pat, nes jie turi visą tautą atstovauti. Tai ta prasme, čia yra neišvengiamas vidinis prieštaravimas ir įtampa, nes rinkimų apygardoje išrinktas, vienmandatėje rinkimų apygardoje išrinktas Seimo narys, jeigu jis toliau norės ten pat balotiruotis, jis neišvengiamai turės paaukoti dalį tautos, kaip tautos atstovo įgaliojimų. Apie tai, kas čia ir buvo kalbama, ir dėl to tai manau, kad visos partijos iš esmės, ne vien tik tai liberalų sąjūdis, savo laiku turėjo ir turi tų problemų su vienmandatininkais, kada jie gali būti ir papirkti, ypač esant opozicijoje valdančiosios daugumos pažadais, kad ten bus finansuojamas vienas ar kitas projektas, bet ne tik dėl to, jie kartais gali nukrypti ir nuo vertybinių partijos nuostatų, nes girdi rinkėjai apygardoje to nesupras ir panašus tokie argumentai, kuriuos mes girdime ir tai neleidžia iš tiesų tom politiniam partijom kartais įgyvendinti savo net ir esminių programinių nuostatų. Bet pagrindinis dalykas, jis yra visos tautos atstovas. Ir kada išrenka tik tai viena kažkuri teritorija, jis neišvengiamai yra, kaip čia pasakius, pasmerktas vidiniai įtampai tarp jo kaip tautos atstovo įgaliojimų ir tarp tos apygardos. Aš jau nekalbu apie Seimo narių lygybę, kuri šiaip formaliai yra, bet kaip faktiškai jinai gali egzistuoti. Akivaizdu, kad apygardoje dirbančio Seimo nario ir poreikiai turi būti kiti. Ir šiaip matyt apskritai ir pats bendravimas yra visiškai kitoks. Jis turi tam tikrą vietą, kuris turi nuolat važiuoti. Ir jo darbo krūvis tikėtina dėl to neišvengiamai objektyviai tiesiog turi būti didesnis. Štai dėl ko aš ir sakiau, kad prieštarauja rinkimų logikai. Ar netgi drįsčiau sakyti, kad tam tikra prasme prieštarauja konstitucijos raidai. Bet aš sakau, čia aš nekvestionuoju, ką konstitucinis teismas nusprendė, puikiausiai suprasdamas istorinės priežastis. Jeigu jūs palygintumėte du rinkimus, tai yra prezidento rinkimus ir Seimo rinkimus, kaip jie reglamentuoti konstitucijoje, tai pamatysite, kad akivaizdžiai vis dėlto konstitucija rašyta manant, kad turi būti vienas Seimo rinkimų turas. O tai reiškia proporcinė sistema iš esmės, arba mažoritarinė ta, kuris gauna vienas daugiau. Nes jeigu prezidento rinkimai yra labai detaliai išrašyti, ten yra 2 turai aprašyti, kad po 2 savaičių vyksta antras balsavimas, jeigu niekas nesurinko daugiau negu pusės balsų pirmajame ture. Tai dėl Seimo rinkimų to nėra. Yra tik viena Seimo rinkimų data. Ir žinot, teoriškai, niekas dar to nesugalvojo, bet būtų galima rengti Seimo rinkimų turą ir ne po 2 savaičių, arba po savaitės, po 3, gal po mėnesio. Nes konstitucija nieko jau
ten tiesiog tekste jau apie antrą turą nieko neminima. Tai aš drįsčiau teikti, kad vis dėlto, rašant vis dėlto labiau buvo matyti, kad jeigu yra viena rinkimų data, tai akivaizdžiai tai yra labiau tinka būtent proporciniai sistemai. Ir kalbant, aišku, apie mažoritarinę sistemą, aš čia prisipažinsiu, būsiu šališkas, aš esu tikrai proporcinės šalininkas, bet vieną privalumą aš tikrai matau, tai kada yra kalbama apie tai, kad Seimo nariai atitrūksta nuo žmonių, nuo gyventojų, tai mažoritarinė sistema akivaizdžiai palankesnė, kad to trūkio nebūtų, ko gero. Bet trūkumo aš matau žymiai daugiau, nekalbant apie tuos, kurios grinai teisinius, kuriuos minėjau. Tai jeigu jums tenka pastebėti, kad daugumoje šalių vis dėlto 34 iš 46 Europos tarybos valstybių rinkimai į parlamentą vyksta tik proporcinė sistema. Ten su, aišku, įvairiom modifikacijom, kaip ir Lietuvoje mes turim reitingavimą, tai čia viskas tvarkoja. Ir kodėl taip yra, tai akivaizdžiai yra tokia tendencija ir buvo rekomenduota ir tokiom šalim kaip Ukraina, kaip Sakartvelas, kaip Moldova, kurios turėjo panašią į Lietuvos mišrią sistemą, pereiti tik prie proporcinės. Rekomendavo kas? Rekomendavo Venecijos komisija. Tai yra, žinoma, tai yra patariamoji institucija, bet vis dėlto turbūt aukščiausią autoritetą konstitucinės teisės srityje turinti institucija ir kodėl jinai rekomendavo, nes žvelgdama daugiau į regiono specifiką, dabar būtų atrodytų keistai, jeigu mes Jungtinėje karalystėje, tarkim, rekomenduotume proporcinę sistemą, tai to tikrai nieks nedaro, nes čia be abejo dar reikėtų atsižvelgti ir įvairius istorinius vietos, kitus specifinius veiksnius, bet kodėl rekomendavo, ir čia aš šiek tiek vėlgi kažkiek rezonuosiu su to, ką kalbėjo Eugenijus, būtent dėl tų pavojų, kurie didesni žymiai mažoritariniai sistemai, kad vienmandatėje rinkimo apygardoje renkamas parlamento narys yra gerokai labiau priklausomas nuo tam tikro vietos elito. Tai gerai, kad tas elitas dar yra normalus, bet mes turime ir šalis, kur būna ir kriminalinis elitas, ir oligarchinis elitas. Tai pas mus galbūt tokie didžiausia pavojai, kur aš tikrai matyčiau, tai mes turim regionų, kur merai nesikeičia, nežinau, dešimtmečius jau kartais galima pasakyti, ar ne? Ir pabandyk ten toj vienmandatėje pasibalotiruoti. Aš įtariu, kad tai nėra vienas iš lengviausių uždavinių. Tai šitas pavojus tiesiog savaime eliminuojamas daugiamandatėje apygardoj. Ir paskutinis galbūt argumentas, kodėl aš matyčiau proporcinės didesnę vis dėlto naudą. Žiūrėkit, kiek mes problemų turim su ta vienmandatė, apskritai su ta mažoritarinė sistema. Seimo narys kažkuris atsistatydina, jam apkalta įvyksta, nutrūksta įgaliojimai kitų pagrindų, reikia rengti naujus papildomus rinkimus, ar ne? Kitas dalykas, mes turim pasaulio lietuvius, ta pasaulio lietuvių apygarda, kurios ateitis yra pakankamai miglota, nes ten iš viso kitokie paskaičiavimo dėsniai galioja, ten nuo balsavusiųjų skaičiuoja, ne nuo gyventojų skaičiaus. Bet žiūrėkit, daugiamandatėje apygardoje, jeigu būtų tik proporcinė sistema, tai tiesiog neegzistuotų visos šitos problemos. Nei mums reikėtų spręsti kiekvieną kartą dėl apygardų dydžio, nei mums kiekvieną kartą reikėtų nutrūkus kažkurio Seimo nario mandatui organizuoti naujus rinkimus. Ir daugelis kitų dalykų, nei pasaulio lietuvių apygardos kaip tokios iš tiesų reikėtų ir sprendžiant apie jos ateitį. Tai iš tiesų grinai pragmatiškai ir ekonomiškai mąstant, tai proporcinė sistema netgi yra pigesnė. Aišku, aš tik jokių būdų nesakau, kad pigumas turėtų būti daromas demokratijos sąskaita, bet man atrodo, aš jau pakankamai paaiškinau, kodėl proporcinė sistema demokratijai, pluralistinė ypač, nes turbūt mes Lietuvoje niekada neturėsim čia dvipartinės sistemos, tai kodėl tai yra žymiai sveikesnė sistema. Tai aš turbūt čia ties tuo sustosiu ir jeigu reikia, be abejo, galėčiau atsakyti klausimą. Ačiū labai, Dainiau, už praplėtimą, taip sakant, akiračio ir argumentacijos išdėstymą. Iš tikrųjų, aš pamiršau paklausti, turėsime dar laiko klausimams ir atsakymams, bet gal kas nors nori dabar paklausti iš auditorijos, pasitikslinti ko nors ar panašiai.
Kol kas viskas aišku. Gerai. Jie sėdi kaip studentai, tai kai kas ir konspektuoja, tai gerai. Dėl to, ką minėjo Dainius, pavyzdžiui, dėl rekomendacijos, sakykime, Ukrainai ir ne pakeisti rinkimų sistemą, tas buvo padaryta beje ir 23-ais jau turėjo vykti pagal daugiamandatę Ukraina rinkimai, bet dėja dėl žinomų priežasčių tas neįvyko. Istorinis aspektas. Apie tą istorinį aspektą, jau čia pereidamas prie Rolando, prisimintina, jeigu kalbam jau apie istoriją, kad tarpukario Lietuvoje rinkimų sistema į Seimą buvo proporcinė. Ta priminė ir Rolandas su Gediminu Kanapka parašė straipsnį apie tai, ką mes kalbam iš esmės. Nu, suprantama, aš turiu omeny rinkimus į Seimą, nors jie ir vyko ir po 26, bet po 26 čia atskira istorija, nepaisant to, kad proporcijos išliko. Gerai, Rolandai, tai dabar, jeigu galima, jūs šiandien tikrai ne kartą minėtas, tai aš suprantu, jums tas turėjo turbūt argumentas geriausias pasirodyti, kad nereikėtų kaskart perprašinėti ir ieškoti apygardų ribų. Prašau, Rolandai. Taip, tai sveiki, ačiū, kad pakvietėt mane į diskusiją, įdomią, svarbią diskusiją. Na, pirmiausia, taip, aišku, tenka prieš kiekvienus Seimo rinkimus, jau 3 rinkimai iš eilės, nuo pradedant 16, perbraižyti apygardas, ten pateikti savo projektus, kurie jau ten vis būdavo patvirtinami VRK posėdžiuose. Na ir aišku, tai smagus, malonus darbas, bet ir aišku, finansiškai naudingas, bet iš kitos pusės, žiūrint iš pilietinės pozicijos, tai aš irgi esu nuoseklus proporcinės rinkimų sistemos šalininkas, nes kartu tai atlikdamas tuos darbus matau tikrai daug trūkumų mažoritarinės sistemos, kurių jau ir gerbiamas Eugenijus ir Dainius puikiai įvardėjo ir aš su jais sutinku ir dar turiu savų argumentų. Tai galbūt netgi mielai, aišku, jeigu taip nutiktų, kad būtų pakeista Seimo rinkimų sistema, buvo tokia viltis, buvo 21 metais svarstant Seimo rinkimų kodeksą, taip pat man teko dalyvauti diskusijose, pateikiau savo variantą, kelių apygardų variantą, kuris kažkuo priminė tarpukario Lietuvos variantus Seimo rinkimų kelių daugiamandačių apygardų. Jis būtų buvęs panašus galbūt į Latvijos variantą, kuri yra 5 daugiamandatės apygardos. Na ir, bet tos diskusijos pradžioje tarsi buvo tokių minčių, kad galbūt viskas bus gerai ir bus taip patvirtinta, bet po to rimo ir buvo nuspręsta likti prie dabartinės mišrios rinkimų sistemos tvarkos. Tai jeigu leiskit, galbūt mano tokie argumentai yra labiau tokio geografinio pobūdžio, tai jeigu jūs nieko prieš, ar galiu aš pasidalinti truputį skaidrėmis. Per daug neužtruksiu, aš jau žiūriu į laikrodį, ten 10 minučių kokią. Ne, viskas tvarkoje, prašau. Jeigu pavyks, kol Rolandas kelia skaidrės, aš tik galiu patikslinti, kodėl taip atsitiko, kad konkrečiai, kodėl rinkimų kodekso grupė nepatvirtino, tai apie ką ir Rolandas pasakojo, dėl labai elementarios priežasties, kadangi mes tą idėją palaikėme, taip sakant, 3 liberalas, laisvietis ir konservatorius, tai buvo pasakyta, kad tai yra naudingiausia sistema būtent jums. Nu, dėl laisviečių aš nežinau, nes jums buvo pirmas kartas, bet sėkmingas. Tuo tarpu konservatoriams visiškai ne. Ta priminė ir minėta mano straipsnį Rolandas. Taip kad tas iš tikrųjų, ta mintis dėl keitimo sistemos, gimė objektyviai iš tikrųjų klausantis ekspertų. Tai prašau, Rolandai. Taip, ar matot mano skaidrės? Kol kas ne, bet Justinas mums čia padeda, pažiūrėsim. Taip, gal aš netinkamai pasidalinau. Bandykit šerint per Zoomą, nežinau kaip. Gerai, dabar tokiu būdu. Taip yra? Ne, nematom. Ne. Taip, supratau, kodėl. Gerai viskas, taip? Dabar matom, jo. Taip, tai gal čia prezentacijos režimo nejungsiu, tiesiog tie svarbiausi akcentai būtų. Tai jau čia buvo, pradedant galbūt nuo tų paskutinių, kurie jau buvo minėti, tai
kad proporcinė rinkimų sistema palankesnė, tas konstitucingumas, kad palankesnė lygios rinkimų teisės užtikrinimui nei daugumos mažoritarinė sistema. Aišku, čia vėlgi, todėl kalbant apie lygios rinkimų teisės, palankiausia tvarka tai būtų viena daugiamandatė, tada arčiausiai to būtų, jeigu yra kelios daugiamandatės, vėlgi atsiranda galbūt tam tikras balso svorio nelygumas dėl kvotų skirtingų, kurios skirtos kelioms daugiamandatėms apygardoms, bet tai vis tiek yra geresnis variantas nei mažoritarinė sistema. Na ir apie tai, apie ką buvo kalbėta, bet ir Eugenijus, ir Dainius, kad vienmandatėse apygardose išrinkti Seimo nariai dalį laiko skiria tai apygardai, savotiškai dubliuodami savivaldos darbą ir kartu iškreipdami rinkėjų lūkesčius, nes jeigu ten reikia išasfaltuoti gatvę ir padaryti kokį darbą, tai rinkėjas, gyventojas, jis nežino, kur kreiptis, ar į vienmandatininką rinktą toje apygardoje, ar eiti savivaldą. Turėtų kreiptis į savivaldą, aišku. Ir va čia yra dilema, kai iškreipiami rinkėjų lūkesčiai, o Seimo nariai dirba ne tą darbą, kurį turėtų dirbti, kurį turėtų atlikti remiantis konstituciją. Taip, aišku, kaštų klausimas taip pat buvo paliestas ir be abejo proporcinė rinkimų sistema yra pigesnė, nes vieni rinkimai, nereikia antro turo, jeigu iškrenta Seimo narys ten interpeliacija ar išrenkamas į kitą instituciją, nauji rinkimai, visą tai kainuoja. Bet tokie dar keli dalykai, apie kuriuos nebuvo užsiminta ir kurie galbūt jau tokio labiau geografinio pobūdžio ir labiau jau susijęs su mano kompetencija, tai būtų pirmiausia reprezentatyvumas. Pirmiausia, daugumos sistemoje yra iššvaistoma daugiau rinkėjų balsų, nei taikant proporcinę rinkimų sistemą. Štai turiu keletą diagramų, tai 16 ir 24 metų Seimo rinkimų neparengiau, čia buvo kaip tik 21 metam rengtos, tom diskusijom dėl rinkimų kodekso rengtos diagramos, kad pagrįst tą pranašumą proporcinės rinkimų sistemos. Tai matom, kad kalbant apie daugiamandatę apygardą, 16-20 metų daugiamandatės apygardos, tai savo atstovų Seime turi maždaug 40%, 37% rinkėjų, nuo visų rinkėjų. Kažkur rinkimuose, aišku, nedalyvauja apie pusę rinkėjų, tai likę 39 nuo visų rinkėjų turi atstovavimą Seime. Tuo tarpu ten 9% maždaug neturi savo atstovo, nes balsuoja už sąrašus, kurie neperžengia barjerų. Toliau kalbant apie vienmandatę, situacija yra tokia, kad, tarkim, pirmam ture jau tie, žinot, yra tas pirmas pasirinkimas ir antras pasirinkimas. Tai pirmam ture žmonės vis tiek balsuoja, iš daug kandidatų renkasi tą, kuris jam priimtiniausias. Ir būtent už tuos kandidatus, kurie jau vėliau tampa Seimo nariais, balsuoja tik maždaug 14-13% rinkėjų. Antram ture situacija šiek tiek pasitaiso, dalis žmonių jau pasirenka tą antrąjį pasirinkimą ir balsuoja galbūt, kadangi nebeturi galimybės balsuoti už jiems labiausiai patikusi kandidatą, tada jie renkasi iš dviejų likusių, bet tai yra 21-22% žodžiu atstovavimas. Kai daugiamandatėj pasikartosiu, arti 40%. Ir aišku, antrajam rinkimų ture labai žemas rinkiminis aktyvumas, tik apie 40% rinkėjų dalyvauja rinkimuose antram rinkimų ture. Tai būtų tokia priežastis, o kita priežastis labiau tokia geografinė. Kalbant apie reprezentatyvumą, mes matom balsų pasiskirstimą vienmandatėse apygardose. Balsuojant už vienmandatės kandidatus, šiuo atveju yra pirmo turo rezultatai. Ir, tarkim, jau aišku, mes suprantam, kad negali tai būti, kad visoje vienmandatėje apygardoje rinkėjų politinės preferencijos yra visiškai vienodos, nes yra miestai, kad ir rajoniniai miestai, kad ir nedideli miestai, bet visgi miestai. Ir yra kaimiškos vietovės. Tai tas aišku, yra neišvengiama, bet ir tai, aišku, ir tuo atveju proporcinė rinkimų sistema vis užtikrintų geresnį atstovavimą, nes ir tuo atveju, kai yra, žodžiu, centras, periferija
tas aspektas, tai vis tiek arba periferija nukenčia, arba centras nukenčia. Nes išrenkamas tik tai vienas atstovas, kuris labiau galbūt buvo populiaresnis arba kaimiškose vietovėse, arba savivaldybės centre. Bet šiuo atveju dar, kadangi tos apygardos yra sudaromos jungiant skirtingas savivaldybių dalis ir tokių apygardų, kurios sutaptų su savivaldybė, nėra daug. Tai pavyzdžiui, tokios yra Telšių, tokios yra Šilutės, tokios taip pat yra Utenos, visumoje jų nėra daug ir visgi apygardos yra kartais sulipdomos iš 2 ar net 3 savivaldybių dalių. Ir skirtingose savivaldybėse yra balsuojama už skirtingus kandidatus. Ir atsiranda tam tikras net ir regioninis reprezentatyvumo stygius, kai, tarkim, rinkimuose nugali tos galbūt didesniosios dalies atstovas, o tos prijungtos periferinės teritorijos neturi atstovavimo. Kartais būdavo ir atveju, pavyzdžiui, kad Radviliškio Tytuvėnų apygardoje, kai Tytuvėnų dalyje, kuri priklauso Kelmės savivaldybei, Tytuvėnų seniūnija, ten miesto seniūnija, kaimo seniūnija, nugalėjo liberalų sąjūdžio atstovas pirmam ture toj daly, kai visumoje jis apygardai buvo 3 ir nepateko net į 2 turą. O Tytuvėnuose jis užėmė 1 vietą. Na tai, žodžiu, formuojasi tam tikra atskirtis ir dalis tų apygardų gyventojų atskirais regionais neturi atstovavimo. Ir aišku, žmonės yra nepatenkinti, žmonės yra pikti ir tai kelia papildomas įtampas visuomeniai, kas nėra geras dalykas, kas iš tikrųjų griauna pasitikėjimą žodžiu, pačia rinkimų institucija, galbūt nedidina Seimo populiarumo rinkėjų tarpe, tai irgi turi tam tikrų negatyvių pasiekmių. Na čia, jeigu pažiūrėt, 2 turo rezultatai, matot, Joniškis balsuoja už socialdemokratus, o tarkim Šiaulių dalis už Valstiečių žaliuosius ir gan aktyviai. Nes čia Meškuičių seniūnija, čia Naisiai papuola, tai jų kandidatas čia Valstiečių žaliųjų populiariausias. Arba tarkim, kad ir ta pati jūsų krašto Palanga daugiau už Tėvynės sąjungą balsuodavo, o tarkim Kretingos dalis, kuri prijungta prie Mėguvos apygardos, jau už Valstiečių žaliųjų atstovą. Na, Klaipėdos rajono Sendvaris ten taip pat už konservatorius dažniau. Ir tokia atveju yra daugiau, ar pavyzdžiui, ta garsi Molėtų Širvinto apygarda buvusi irgi, Molėtai už konservatorius, Širvintai jau už ten darbo partijos atstovą, vėliau už regionų partijos atstovą. Tas pats, kad rimant paskutinius rinkimus, jau čia žemėlapio naujo neparengiau, tiesiog iš VRK paėmiau, tai matom irgi tas vienalytiškumo, nevienodumas vidinis taip pat išlieka, pasvalys labiau už Tėvynės sąjungą. Pakruojo dalis Žiemgalos rytinė apygardo jau už socialdemokratų atstovą. Tas pats Joniškis vėlgi už socialdemokratus, o tarkim Šiaulių dalis už Valstiečių žaliųjų atstovą. Arba performuota Rytų Lietuvoje keitėsi apygardų ribos, sukurta Nalšios pietinė apygarda, Molėtai vėlgi labiau už Tėvynės sąjungos atstovą. O Švenčionių dalis už Zuoko partijos atstovą, Laisvė ir teisingumas atstovą. Taip. Ar Visaginas, pavyzdžiui, Nalšios šiaurinė apygardos dalis, Visaginas už liberalų atstovą, Ignalina už Valstiečių žaliųjų atstovą, Biržai Kupiškis, taip, Sėlos rytinė apygarda, Biržai už socialdemokratų atstovą, Kupiškis už Valstiečių žaliųjų. Tai tokiu atveju yra daug ir kažkuri tai pusė atsveria, o ta mažesnioji dalis nukenčia ir tai yra problema iš tikrųjų. Toliau kokia dar yra problemas, tai stabilumas. Stabilumas, apygardų ribos keičiasi. Daugiau ar mažiau keičiasi ir jos keisis, nes demografinė situacija yra tokia, kad tie procesai nesustos, nors aišku mes džiaugiamės imigraciją, kad vis daugiau Lietuvos žmonių grįžta į tėvynę, bet jie kur įsikūrė? Daugiausiai įsikūrė miestų metropolinėse regionuose. Ir periferija lieka be
rinkėjų skaičius ir toliau mažėja periferijoje, tas atotrukis mažėja ir kaimiškose vietovėse apygardos plėsis ir kaip jūs pastebėjot, dabar dar nebuvo tokios apygardos, kad būtų sudaryta iš 4 savivaldybių dalių, bet ateis toks laikas, bus sudaryta ir iš 4 savivaldybių dalių. Tai reprezentatyvumas jis dar labiau nukentės ir dar politinės preferencijos skirtingose tos apygardos dalyse, jos dar labiau skirsis. Ir be abejo tai kelia įtampas ir prieš kiekvieną tokią reformą, prieš kiekvieną apygardų perbraižymą mes sulaukiam, vyriausia rinkimų komisija sulaukia gausybės, paprastai kelios dešimtis būna įvairių pretenzijų, kartais Seimo nariai rašo, bendruomenių atstovai rašo, savivaldybių atstovai rašo ir jie yra nepatenkinti tais pakeitimais, reikalauja kažkokią alternatyvų ir retais atvejais bando pateikti savo variantus, bet juos taip pat atsižvelgti negalima, nes jau nepavyksta iš tikrųjų, nes jau rengiant tuos žemėlapius yra įvertinamos visos alternatyvos ir iš visų variantų pasirenkamas tas mažiausiai skausmingas. Taip kad, žinant tą faktą, kad neišvengiamai bet koks pakeitimas išaugs tam tikras pretenzijas, išaugs tam tikrą nepasitenkinimą ir aišku yra atitinkamai pasirengiama įrodyti, pagrįst, kad tas pakeitimas yra pats tinkamiausias iš visų galimų alternatyvų. Taip, kad yra išbandomos visos alternatyvos ir pasirenkama mažiausiai skausminga. Bet aišku, nežiūrint to, tai po to vis tiek reikia įrodinėti, reikia netgi bylinėtis, kaip žinot, ir buvo ir teisminių procesų čia dėl Vilniaus regiono, ten irgi teko dalyvauti administraciniam teisme, kur buvo sprendžiamos, ar mes teisingai pasielgiam, suformuodami ten vieną ar kitą apygardą Vilniaus regione. Teismas buvo mums palankus, skundą atmetė, pripažino, kad viskas padaryta teisingai, bet tai papildomos įtampos ir tai yra problemos. Dabar siūlymai, kaip iš to išeit, tai jau minėjo tarpukario Lietuvą, štai tarpukario Lietuvos daugiamandatės apygardos, jos buvo suformuojamos jungiant apskritis. Čia yra ir apskričių ribos, ir tarkim Marijampolės apygarda, štai Kauno apygarda, po to Raseinių apygarda, Panevėžio apygarda, kur pateko ir Šiauliai, Utenos apygarda, Telšių apygarda ir jau trečio Seimo rinkimais 26 metais jau atsirado ir Klaipėdos apygarda. Tai 6, po to 7, nuo 26 jau 7 apygardos. Ir kaip pavyzdys, galbūt ir būtų galima tai daryti ir Lietuvoje, pritaikyti tą praktiką tarpukario Lietuvos, taip pat apygardą sudarant, sujungus kelias daugiamandatės, Lietuvą padalinti kelias daugiamandatės apygardas, sujungiant apskritis. Vilniaus ir Kauno apskritis palikti nejungiant, nes ir taip jos turi daug rinkėjų, o likusias sujungiant po 2 - Klaipėdos ir Tauragės, Šiaulių ir Telšių, Panevėžio ir Utenos ir Alytaus ir Marijampolės. Ir atitinkamai, jeigu tai aišku garantuotų stabilumą, apygardų ribų keisti nereiktų, tiesiog būtų perkeliamas mandatas, jeigu kažkur rinkėjų skaičius mažėja, tai pavyzdžiui Šiaulių, Telšių, tai ten lieka 19 mandatų ir perkeliama į Vilnių jau 39. Taip būtų daroma. Ir po to dar koks momentas, dar privalumas yra, kodėl būtent apskritis jungiant, kad būtų išvengta manipulacijų, kad užtikrint skaidrumą, kad iš tikrųjų, jeigu tai būtų įteisinta, kad apygardos sudaromos iš apskričių, jų neskaldant, galima jas jungti, galima palikti po vieną, tai tada aišku nebūtų kažkokio argumentų, ta prasme nebūtų ginčų, nekiltų įtampų, kodėl prijungė tą savivaldybę, o ne tą prie vienos ar kitos apygardos. Aišku, tų variantų gali būti ir daugiau, nebūtinai 6 apygardų, gali būti 4 apygardų, Latvijos variantas, pavyzdžiui, Kuržemė, Žemgalė, Ryga, Vidzemė, Latgalė, kaip atskiros apygardos. Arba jeigu pagal apskritis, galbūt čia variantas dar išskiriant Kauno miestą, Vilniaus miestą, tai būtų jau 12 apygardų, 10 apskričių, plus 2 didžiuosius miestus, tai kažko primintų galbūt Estijos variantą, kur yra irgi 12 apygardų. Tai tiek būtų galbūt mano pastebėjimų susijusių su tuo darbu, kurį man tenka daryti ir tomis mintimis, kurios kyla jį bedarant ir iš tikrųjų tie pakeitimai būtų labai prasmingi, labai reikalingi ir mes būtumėm
Na, mūsų tvarka būtų pagaliau tokia pat, kaip ir pas kaimynus, Latvius, Estus, Lenkus, ten Skandinavijos valstybės ir aišku, tokiam kaip aš darbo būtų mažiau, bet Lietuvai nuo to būtų tik geriau, aš taip manau. Ačiū labai, Rolandai. Nu, išdėsti ne tik argumentai, bet ir parodyti keliai, kaip galėtų atrodyti, kitaip tariant, geras penas diskusijoje, politiniam diskusijom, jeigu būtų apsisprendimas. Bet sakykime, jeigu būtų apsisprendimas, ne, tai čia yra konstitucijos keitimas, kada reikėtų pradėti, kad kiti rinkimai jau būtų, turbūt neišeitų, ar ne, Eugenijau? Turbūt nespėtume pagal laiką. Na, jeigu šiais 25 metais pavyktų Reikia 3 susėsti, 2 balsavimų reikia pavyktų, tai galėtumėm eiti. Aš teoriškai matau, aš neturiu to uždavinio, aš tiesiog noriu iškelti diskusiją, bet manau, kad ir chronologiškai įmanoma suspėti. Aišku, dėkui labai, tai dar iš auditorijos nematau, konspektuojat viskas aišku. Gerai, tvarkoj, tai judam toliau ir tada gal Gabrielė, prašau. Dėkui. Pradžioje sureaguosiu truputėlį pačioj pradžioj pristatymą, kadangi dabar visi labai uoliai ieško amerikietiškų pinigų Lietuvoje. Tai tiesiai į kamerą sakau, kad dirbu nemokamai, neatlygintinai šiandien. Tai galit neieškoti iš karto. Tai čia kas transliaciją žiūri ar žiūrės įrašą, nes visada mielai padedu visiems klaipėdiečiam, visiškai neskirstydama jų į kairę, dešinę, šiaurę ar pietus. Klaipėda man brangi, aš labai noriu suaktyvinti aktyvumą dalyvavimo rinkimuose klaipėdiečių. Ir kaip žinia, mes esam tokie baisiai pasyvūs, ten prie dugnelio velkamės. Tai labai norisi tų diskusijų Klaipėdoje daugiau. O apie šiandien, tai apie šitą diskusiją šios dienos. Tai žinot, kadangi aš esu profesoriaus Laurėno studentė buvusi, tai aš tiesiog intonaciją bandysiu. Taip, aš intonaciją bandysiu dabar profesoriaus nutaisyti, žinot, ir pasakyti, manęs neįtikino. Nežinau, profesoriau, ar pataikiau mintimis, turiniu, bet intonaciją bandžiau nutaisyti. Ir pritarti galėčiau dėl teisinių argumentų, atitikties konstitucijai. Ne visų, bet kai kurių dalykų, taip. Be abejo, negaliu ginčytis dėl kaštų. Taip, tai čia yra labai racionalūs dalykai. Bet yra keletas esminių problemų. Gaila, nežinau, kad galima buvo skaidres naudoti, tai būčiau truputėlį atsinešusi. Tai aš turiu pirmiausiai tokį didelį klausimą. Nežinau, aš truputėlį tyrinėjusi būtent vienmandatės. Tai kiek mes Lietuvoje tyrimų turim atliktų apie vienmandatės ir vienmandatininkus? Čia toks daugiau retorinis galbūt klausimas, nebent kažkas gali tiksliai pasakyti. Tai aš ieškojau. Sunkiai. Sekėsi surasti. Galbūt yra, gal studentai tyria, nežinau, bet žinot, iš tų, kas yra publikuota. Tai kur link aš su tuo klausimu keliauju? Tai labai daug argumentų šiandien buvo išsakyta, kodėl vienmandatės yra blogai. Ir aš nenoriu ginčytis, kad yra blogybių, yra trūkumų, bet tai yra arba asmeniniam patirtim remiantis, arba kažkokiais buvusiais rezonansiniais įvykiais, atgarsį gavusiais. Bet rimtai, tai tyrimų mes neturim. Mes tiek metų turim vienmandatininkus, o tyrimai nėra atlikti. Tai kur tas vadinamasis įrodymais grįstas valdymas. Ir čia aš ne apie kaštus kalbu ir ne apie atitikti konstitucijai, bet būtent apie tas vienmandatininko baisybės, kaip jisai neatstovauja, ar jinai neatstovauja Lietuvos, kaip ten, sakykime, tarnauja merams ar kitos baisybės. Nes toliau sekčiau prie to, kad tai, ką ponas Eugenijus susakė, tai taip truputėlį baisiai, kas klausėsi ir kas, pavyzdžiui, tiesioginės transliacijos metu, kas, pavyzdžiui, galbūt nelabai domėsi politiniais procesais, tai turėjo labai baisiai nuskambėti, žinot, beveik kaip Trumpas, kaip pašneka, kai ten išsigąsti, kad jau pasaulio pabaiga. Bet lygiai tą patį galima pritaikyti ir partijoms. O ką proporcinė? O kuo geriau proporcinė? O klausimas, kuo geriau proporcinė? Ar mes išspręsime
Tai, ką susakėte, daug problemų, jos nėra vienmandatininkų problemos, jos yra mūsų demokratijos nebrandumo problemos. Ir ar mes išspręsime perėję tik prie proporcinės? Mes turime pakankamai daug blogų pavyzdžių iš partijų gyvenimo. Ta pačia tarnystė kažkam, neaišku kam. Man labai, sakykime, asmeniškai mažiausiai patinkantis momentas yra, kaip yra sudaromi sąrašai rinkimams, kada yra, atsiprašau už tokį išsireiškimą, šiek tiek tokį grubesnį, privalkiojama daug žmonių, kad tik sąrašas būtų didesnis. Čia šiaip iš neblogąją prasme privalkiama, čia, kaip žinot, suvalkiečiai sako apie save, mes suvalkioti iš visos Lietuvos esam, surinkti. Tai tą patį ir parlamente matom, kad kai būna išrinkti, yra vienas kitas tikrai pabėga, perbėga ir tada mes pereinam prie kitos problemos, kad mes turim perbėgėlių labai daug, čia nenoriu pono Kuodžio citatos sakyt, nepadori, turim mažų vaikų salėje, tai ką jis ten yra pasiūlęs indeksą apskaičiuoti. Tai realiai, ar tikrai proporcinė šiandien yra geresnė? Ir dabar dar vienas toks momentas, dėl tos tarnystės, kadangi teko pakankamai analizuoti, kas apskritai tai yra per fenomenas, tai mes puikiai suprantam, kad atkeliauja į kontinentinę Europą, tai visa ta terminologija tai yra iš anglosaksiškos patirties, anglų kalba dominuojanti ir netgi skaidrėje matėme, yra pavyzdžiui, kur Estijos buvo parodytas pavyzdys, tai ta constituency, ne? Constituency terminas, apygarda vienmandatė būtų. Bet toliau giliau žvelgiant, kokia yra misija vienmandatininkų, jeigu mes britišką literatūrą skaitome. Tai yra constituency service, tarnystė apygardai. Ir dabar aš ilgai galvojau, ar tai prieštarauja, ar tai tikrai prieštarauja konstitucijai. Iš vienos pusės atrodytų taip, nes, turi visai Lietuvai tarnauti, ne vien tik tai savo apygardai, bet iš kitos pusės galbūt mes vėl nepasigiliname į ištakas ir šaknis vienmandatininkų, nes mes daugiau, ties tą tarnystę apygardai ir sustojame, bet kas toliau, kaip yra suprantama ta tarnystė apygardai. Ir va čia grįžtant prie to, kad savivaldybėse žmonės gyvenantis arba tose vienmandatėse apygardose nebežino, į ką kreiptis ir jeigu reikia ten išasfaltuoti keliuką, vietoj to, kad kreiptųsi į savivaldybės tarybą ar merą ar administraciją, kreipiasi į vienmandatininką. Tai grįžtant prie ištakų ir šaknų, kaip pačioj pradžioj buvo suvokiama ta tarnystė apygardai, tai to parlamentaro tarnaujančio apygardai vaidmuo ir buvo pabūti tarpininku tarp valdžių eiliniam žmogui, rinkėjui. Mes kartais tą išverčiam truputėlį į tą blogąją pusę, kad viską dirba vien tik tam, kad savo susirinktų krepšelį ten tų taškų, kad būtų nuolat renkamas, ar kad, sakykime, tas ydingas santykis su vienu ar kitu meru, bet aš kaip sakau, man tai atrodo daugiau yra demokratijos nebrandumo problemos negu pačios vienmandatės. Ir dabar jau aišku pabaiga, aš vis tiek, kad kai kas iš šitos auditorijos jau žino, aš negaliu nepasidalinti tyrimo rezultatais. Prieš tai klausimas. Jau išsiaiškinom, kad vienmandatininkų fenomeno nelabai kas tyrė Lietuvoje. Jau klausimas, o rinkėjų kas nors klausė? Ne tiesiog ne pati statistika, tiek ar jūs pritarėt ar nepritarėt, bet giluminiai, kodėl jiems labiau patinka vienmandatininkai. Aš jeigu galima, pabaigsiu. Mes labai mūsų mažai universitete yra mažai pajėgų, mes turime politologų labai nedaug ir mes, plėšomės tarp tyrimų. Mes esame atlikę nuostabų tyrimą, kurio važinėjom per Lietuvą ir konferencijose dalyvaujam ir užsienį, pristatom jau ne vienoje konferencijoje, bet vis niekaip neišpublikuojam. Tai čia irgi prisiimu kaltę, kad neturim ką paduoti dar skaityti visuomeniai, specialistam. Mes apklausėm pono Gražulio rinkėjus. Ir paklausim, ir išsiaiškinom, kodėl jie balsuoja. Kodėl jie balsavo daugybę metų, dešimtmečius už poną Gražulį. Atlikom labai įdomų tyrimą, metodologijas nesigilinsim, čia ne tuo tikslu susitikome. Ir mes gavom labai gražius atsakymus. Mes labai, tokie atsakymai buvo, kad suprantate, yra kartojasi, kalbantis su žmonėmis. Jie pasakė labai taiklų dalyką.
Mes nematom žmonių, kada mes juos išrenkam į parlamentą pagal sąrašą. Ir tai yra teisybė, nes parlamento nariai, na, mažai bendrauja. Aš nesakau, yra žmonių, kurie labai tikrai bendrauja su rinkėjais, su gyventojais, bet yra tokių, kurie rinkėjus prisimena tik tai likus kažkiek tai mėnesių iki rinkimų. Ir, na, žmonės tai mato, žmonės tai jaučia ir jie nori bendravimo, jie nori šilto bendravimo ir ne vienas neminėjo dovanų. Kas, sakykime, tas mitas keliauja, ne? Kad čia dovanom papirkinėja. Nu, kaip sakoma, už ten gautą sąsiuvinuką su atvaizdu ar ten gėlytę, nu patikėkim, nu, kaip sakoma, būkim biedni ir teisingi, nors papirktų jūs labai gėlytę. Nupirktų jūsų balsą gėlytę už 2 eurus. Na, aš nemanau, kad taip nupirktų. Jiems tie, kurie, sakykime, nuo pat pradžių balsuodavo, jie iškart nurodydavo tos 2 svarbiausius dalykus. Vienas - tarnystė apygardai, kuris tiesiogiai, tai yra, kad padėdavo susikalbėti su kitom valdžios institucijom, kas yra teorinis pagrindas tarnystės apygardai. Kitas yra bendravimas nuolatinis su tos apygardos gyventojai žmonėmis. Ne vien tik rinkėjais, ne vien tik rinkusiais, bet su visais. Tai aš nenoriu tuo pasakyti, kad vienmandatės yra gėris. Bet aš noriu pasakyti, kad mes turim daug neišspręstų problemų ir ypatingai proporciniai daly, apie kurią mes šiandien visai nekalbėjom. Tai yra daug ydų sudėliotas, daug akmenukų pribarstyta yra į vienmandatininkų daržą, bet apie problemas, kurios labai ydingos velkasi iš proporcinės dalies, mes kažkaip apie tai nekalbam. Ir matyt, kol mes tų problemų proporciniai daly neišspręsime, tai keisti sistemą dabartinę, kuri bando truputėlį, lyg ir išlaviruoti tarp tų problemų, aš tikrai nematau prasmės, bent jau artimiausius metus, kol mes, nesubręsime. Ir yra keletas dalykų, kuriuos aš pasakysiu, kai kameros bus išjungtos, nes nenoriu viešai skelbti. Nacionaliniam saugumui tai gali kelti problemų. Ačiū. Raimundai, Jo, prašau. gal aš neatsakysiu į tą apie tyrimus, ar visi girdim, kad žmonės nori balsuoti už ką nors konkrečiai. Tai jiem reikia sudaryti galimybę balsuoti už ką nors konkrečiai, renkantis partijų sąrašus ir išplėsti tą galimybę. Bet tiek to, aš noriu sureaguoti į kitą dalyką ir pozityviai sureaguoti. Aš iš pat pradžių sakiau, kad galima rasti argumentų ir į kitą pusę, tai labai džiaugiuosi, kad Gabrielė rado. Pavyzdžiui, kai aš sakau, vienmandatininkas tampa mero pastumdėliu, mero tarnu. Jo, yra tokių, aš neapibendrinu. Kaip aš, pavyzdžiui, vienmandatininkas Vilniuje, aš tikrai nebūsiu turbūt Benkunsko koks nors įtakoje atsidūręs. Bet lygiai taip pat sąrašiniai, kurie nelaimėjo ir niekada galbūt nelaimės vienmandatėse, jie tampa pastumdėliais kieno? Partijos vadovų. Jie nori įtikti partijos vadams, nes žino, vienmandatėje aš nelaimėsiu, mano uždavinys įtikti partijos vadams pusvadžiams, kad sąraše atsidurčiau perspektyvioje vietoje. Ir aš tą matau ir galėčiau, Dieve mano, tiek pavardžių išvardinti įvairiose partijose, ne? Tai, bet irgi apseisim be pavardžių, tai visiškai sutinku. Nėra grinai juoda balta, aš to irgi nenoriu teikti ir malonu girdėti Gabrielės argumentaciją. Jo, aš irgi taip pagalvojau, kad negi čia mes taip visi unisonu. Bet ką Gabrielė kelia, aš ten dėl konstitucinio to tarnystės apygardai, Dainius jau paaiškino, ką tai reiškia konstitucijos rėmuose, bet tą problemą aš gal taip formuluočiau, kaip kompensuoti, sakykime, panaikinus vienmandatininkus, kaip kompensuoti santykį su rinkėjais. Ar ne, tą artimumą, kuris, taip sakant, suveda vienmandatininkas su apygardos rinkėjais. Tai čia mes galėtume padiskutuoti paskui. Aš manau, kad čia yra instrumentų ir kas man atrodo bent teoriškai, tai reikalautų iš partijos kaip tokios, iš partijos skyrių didesnio dalyvavimo apygardų politiniam ir kitokiam gyvenime. Bet gerai, gal po to. O dabar, profesoriau, paskutiniam labai lengva šnekėti, jūs galite reziumuoti.
Dėkuoju. Tai ačiū labai Gabrieliai, kad jinai parodė pagarbą žodžiui diskusiją. Aš vieną niuansą noriu pridurti, tik tai iš tikrųjų daug pasakyta. Ir aš galbūt čia dabar užimsiu universitetinę poziciją, pasakydamas, kad tikrai su dabartinė rinkimų sistema reikia pasielgti ir išmintingai, o išmintingai tai reiškia atsargiai. Mes visi manom, kad mąstom racionaliai, yra tokia racionalaus pasirinkimo teorija, ekonomistų sugalvota ir visiškai nekvaila ta teorija, bet pasirodo ne visose gyvenimo situacijose veikia. O yra ir kita teorija, inkrementalistinė prieiga, kai sakoma, vieną duobę užpilinėji, tai iš kur smėlį imi, kitą duobę kasi. Tai, kaip sakoma, šitą sistemą ardydami kada nors galim susikurti kitą kokią nors bėdą, bet ne apie tai. Čia daug buvo kalbėta apie partijų rūpesčius, apie kandidatų ir Seimo narių bėdas. Galų gale buvo čia prisiminta jau rinkėjai. Tai kai aš visada klausiu, ko mes norim, ką mes norim įtikti, reformuodami sistemą. Juk yra du pagrindiniai subjektai dabar, du agentai. Tai apie vienus čia mes daug kalbėjom apie politinės partijas, apie rinkėjus faktiškai tik Gabrielė prabilo. Jie turi savo poziciją, savo interesus. Ir čia, tiesą sakant, buvo paminėti rinkėjai tie dingę balsai ir panašus nepasitenkinimas, bet kokios sistemos nori rinkėjai, kokios sistemos nori partijos, man aišku, proporcinės. Visi į rojų. Visi prie valdžios. Proporcinė sistema, kaip žinia, daugiapartiškumui yra palankesnė. Partijų praeinamumui, netgi esant tam barjerui, sakykime, 4 ar 5 procentų nelygų pasaulyje. Yra daugumos mažoritarinė sistema, aišku, turi tendenciją relevantinių parlamentinių partijų skaičių mažinti. O čia iškyla klausimas, ko mes norim? Nes aišku, proporcinė sistema, jinai atstovavimo prasme yra teisingesnė, čia ginčytis nereikia. Bet ar tik teisingas atstovavimas, teisingesnis atstovavimas yra vienintelė rinkimų funkcija? Rinkimų funkcija yra išrinkti padoriai valstybę valdančiuosius. Ir šitie dalykai nėra tapatus. Jie susisiejantys, bet netapatus. Aš nesakau, kad jie skirtingi, bet netapatus. Tai šitoj vietoj galėtumėm vieną tokį dalyką išvelgti ateičiai. Aš kalbu apie partinę sistemą, kokios mes partinės sistemos norim. Daug, arba pakankamai partijų skaičiaus prasme. Žinot, kas prasidėjo Europoje, vakarų Europoje, šiaurės Europoje, pietų Europoje. Tai yra sisteminių partijų perskyrimas. Perskyra. Iki švelnaus žodžio radikalizmas ir visiškai nešvelnaus žodžio ekstremizmas. Kraštutinės partijos. Tiesą sakant, jeigu mes eisim taip drąsiai ir ryžtingai proporcinio atstovavimo monopolijos link, taip sakant, apsispręstumėm turėti tik šitą sistemą. Nu, nežinau, Vensas gal nesuspės mums paskaitos perskaityti, bet koks nors kitas politinis veikėjas mums perskaitys paskaitą, nes mes būsim priversti, jau to žodžio, bet nacionaliniam saugumui tai nepakenks, mes eisim link valdomos demokratijos. Mes eliminuosim kokiam nors teisiniam, neteisiniam, diplomatiniam, kiliminiam, pokiliminiam priemonėm nesisteminės kraštutinės partijas. Toli pavyzdžių nereikia ieškoti ir Lietuvoje mezgasi tie dalykai, po truputį. Čia aš tokį žurnalą su savimi nešiojuosi, nežinia, kada dar išlys kraštutinė kairė rimta, radikali. Jinai lenda po truputį jau. Tai kalbant apie rinkimų sistemos keitimą, reikia iškart kalbėti ir apie tai, kokios partijų sistemos mes norim. Aišku, mes norim stabilios, čia buvo labai teisingai pasakyta, stabilumo norim. Tai ir mums
pasižiūrėjus į dabartinės rinkimus nuo 2004 aš čia pasivarčiau, tai pagal sąrašą patenka, kaip nekeista, 6 partijos. Nu, yra išimtis iš tų, kiek 4, 5, 6, yra po 7 partijos patekusios. Na, aišku, daugiau patenka iki 10, 11, bet jau ten per vienmandatininkus, per jų simpatijas, antipatijas, kaip sakoma, vienai ir kitai politiniai jėgai. Tai aš manau, kad visiškai gana normalus skaičius. Ir tada mes šitoje vietoje pagalvokime, ar mes norim, kad relevantinės partijos, tai yra parlamentinė pagal sąrašą patenkančios partijos, susitrauktų į, tarkim, iki 4, 5, kas yra, jeigu pasižiūrėsime Vokietijos istoriją, arba pasižiūrėsime reformuotą Italijos rinkimų sistemą po 23 metų, nuo tų 15-20 partijų. Tiesą sakant, tos pačios 15-20 partijų yra Nyderlanduose dabar su vienmandatė. Tai mano kalbėjimo tas momentas dar, kas konspektuoja, kaip sakoma, tai dar pridurti ir partinės sistemos klausimą. Nes jis labai aktualus ir jis taps tuo aktualesnis, kuo mes labiau susidursim Lietuvoje su kraštutiniam politiniam jėgom. Ačiū. Jeigu spėsim. Vieną pastebėjimą, kad būtų aiškus praktinis aspektas. Kaip Raimondas sako, kada čia reiktų suspėti, neturėkim iliuzijų. Aš pirmiausiai pats neturiu iliuzijų, kad jeigu aš iškelčiau tą klausimą šitame Seime, būdamas nedidelės opozicinės partijos atstovas, kad man pavyktų įtikinti daugumą, kurioje netikėtai Seimo nariais per vienmandates tapo, kiek ten kokie 35 socialdemokratai, kurie niekada nekels rankos už vienmandačių naikinimą, nes jiem tai vienintelis buvo šansas. Jie galbūt kažkada, kai nepateks į vienmandatę į sąrašą, jie pradės galvoti, o gal ta vienmandatė nėra tas gelbėjimosi ratas, bet šiandieninėme Seime tai yra kai kuriem. Taip kad aš noriu pradėti diskusiją, kurią šiandien pradedame, ir smagu girdėti ir Vaidučio, ir Gabrielės pastebėjimus. Tai nusiraminkit, 28-aisiais dar nebus panaikintos vienmandatės, bet kalbėti apie tai man niekas negali uždrausti. Aš tik norėjau replikuoti tokią interpą, kadangi jau ten linksmai apie socialdemokratus pakalbėjote. Tai aš tikrai žinau, kas šitam parlamente jums pritartų ir balsuotų, tai Nemuno aušra. Labai tikėtina. Gerai, čia gerai, kad probleminis klausimas iškėlė, turbūt dar vienas būtų, ar susiję su tuo, ką mes šnekame, dalyvavimas demokratijoje, kitaip tariant, piliečių aktyvumas rinkimų metu, turbūt irgi mes čia... Gal aš ne apie visą Lietuvą, bet apie Klaipėdą tai tikrai, kadangi daugiau dėmesio esu skyrusi. Tai čia kelis momentus išskirčiau. Vienas dalykas išskirčiau, ir mes čia šiemet pradėsim Klaipėdą ir su savivaldybei, dėkinga, kad įtraukė ir į miesto planus testinį jaunimo politinio raštingumo tyrimą. Tai čia yra labai svarbu, kiek mūsų visuomenė iš tikrųjų yra politiškai raštinga. Aš esu girdėjusi po savo tokių pasisakymų keletą kai kurių politikų tokius juokelius, kad aš laikau ar vertinu, kad žmonės nėra raštingi. Aš tikrai ne apie tai kalbu, aš kalbu apie politikonių procesų išmanimą. Tai tyrimas rodo, kad mes labai prastai išmanom. Tai yra, nenoriu dabar skaičiai sakyti, čia kol kas tik tai Klaipėda, čia nereikia labai, kaip sakoma, nuvertinti Klaipėdos visos Lietuvos atžvilgių. Aš tikiuosi, kad gal situacija bus pagerėjusi, kai šiemet atliksim tyrimą naują. Bet tai yra klausimas, kiek žmonės apskritai išmano pačią ir partinę sistemą, ir partijų, kas yra tos partijos, ir kodėl verta dalyvauti partijų veikloje. Ar tikrai išmano rinkimų niuansus, nes viešoji erdvė šių metų, praėjusių metų rinkimų kontekste teko matyti tiek daug kai kurių, aišku, aš suprantu politikų ir tikslingai kurstomų nesąmonių apie rinkimus,
kad, na, tai yra labai liūdnos perspektyvos proporciniai sistemai, vien tik proporciniai, kaip čia pasakius, įvesti. O šiaip mes turime tokių salelių Lietuvoje, kaip pavyzdžiui Klaipėda, kur žmonės išjudinti ateiti iki rinkimų balsadėžės yra labai sudėtinga. Ir žinokit, va čia yra toks vienas labai didelis svarbus dalykas, kad mes neturim atsakymų į klausimą, kodėl mes tokie pasyvūs Klaipėdoje. Ir čia yra problema. Tokie dalykai šiaip užkrečiami yra. Pasyvumas gali būti užkrečiamas, jeigu, na, sakykime, situacija bus sudėtingesnė. Tai šviesti žmonės, kodėl reikia eiti, kas tą turi daryti. Aš esu girdėjusi, tai jūs politologai tą darykite. O kiek mūsų Lietuvoje yra tų politologų, kurie Seime nesėdi? Tai nėra, tai yra didžiulis darbas, šviečiamasis, edukacinis, nes kiek va tenka ir mokyklose dirbti, nes, sakykime, dabar jau Vilsos Viltis yra jaunimą, kuris irgi šiaip labai pasyvus yra. Ir tiek buvę aktyvumo rodikliai, jie nukrito vėl šiemet per rinkimus, pernai atsiprašau, per rinkimus. Tai edukacija. Ką mes darom su edukacija? Aš nesu dar to amžiaus labai, kur galėčiau sakyti mano laikais, bet visgi šitoje vietoje prisimenu, mano laikais mes turėjom labai gražų mūsų, kaip mes vadindavom, politologijos tėvo Gedimino Vitkaus vadovėlį politologija. Dabar pasirodo, jo mokyklose nėra. Tai iš kur gauna tų žinių? Labai yra fragmentiškai išdėliota, tai mes čia turim dirbti bendrai su švietimo mokslo ir sporto ministerija, su visa švietimo sistema, kad jau ateinančius naujuosius būsimus rinkėjus edukuotume, kuo proporcinė, pavyzdžiui, sistema yra geresnė, kodėl vienmandatės nėra gerai, nes kol kas aš iš tokių ganėtinai, sakykime, mažų tyrimukų apie vienmandatininkus, tai vis tiek įsivaizduoju, kad visuomenėje būtų pasipriešinimo, nes jie supranta visuomeniai, kad vis tiek vienmandatininkas yra jų geras, išmylėtas savo žmogus, tai kaip įtikinti? Tai jaunąją kartą ugdyti ir kartu įtraukti politinius procesus, nes tikrai dauguma politinių partijų, ir aš žinau, kai kurių partijų vadovai labai yra pykę dėl to mano pasisakymo, su jaunimu nedirbama pakankamai. Klaipėdai, matom, dirbama yra, bet vėlgi, ar tikrai tiek, kiek jūs norėtumėt pritraukėte to jaunimo? Tai norėtųsi, kad daugiau būtų. O kaip jį pritraukti, kaip įtikinti? Taip, matom, ten porą būsimų. Kažin ar mes juos šiandien įtikinome, kad jie ten po kokio dešimtmečio tikrai sumąstytų. Paliksit įrašus, ne, kai jau taps to amžiaus. Tai mes čia turim labai tokią kompleksinę problemą, nes sėdėti ir diskutuoti yra labai smagu. Tikrai mes, man atrodo, visi matom ir tas problemas, ir trūkumus, ir kokie gali būti rezultatai, o kas iš to? Kiek žmonių pažiūrės šitą įrašą? Šiaip įdomu, transliacija tiesiogiai kiek stebi. Tai ką daryti? Aš atsakymo neturiu, bandom va čia su mokyklom dirbti, važiuojam, šviečiam jaunimą, bet tai yra mūsų labai mažai. Mūsų pastangų labai mažai yra. Tai matyti yra tiesiog ėjimas pro kitą kampą, vadovėlius leisti, su ministerija kalbėti, programas keisti, nes mes labai daug kalbam apie pilietinį ugdymą, bet kokia dalis tam pilietiniam ugdyme turi būti politiniam raštingumui skiriama. O čia yra problema. Ir neįtikinsim kitų atveju žmonių. Sakys vis tiek, mano mylimas vienmandatininkas ir viskas. Čia ilgai kalbėjau. Gal. Mano kelios pastabos tik tais. Taip, turbūt kaimiškose rajonuose daugelis žmonių sakytų, ką jūs čia norit mums partinę diktatūrą primesti, duokite mums rinkti vienmandatininką, tarp kurių gali būti ir nepriklausomų arba partinių, kurie išdrįsta pasipriešinti partiniam diktatui. Na, pavyzdžiui, mes patys liberalai susidūrėme su tuo, kad mūsų kai kurie vienmandatininkai sakė, jūs man neaiškinkite apie tą civilinę sąjungą, aš su savo rinkėjais kaimiškam rajone pasitariau ir aš nebalsuosiu. Ir tenka su to susitaikyti, tai yra sąžininga to vienmandatininko pozicija. Tačiau štai miestuose, sąžiningai pripažinkime, yra kitaip. Aš kandidatuodamas Pašilaičiuose, naujas kandidatas, aš pasakiau, aš tikrai neužsiminėsiu savivaldybės darbais. Aš nebūsiu atsakingas už lietvamzdžius ir šaligatvius
Pašilaičiuose. Aš būsiu tautos atstovas, kur kalbėsiu su jumis apie tautos interesus. Žinoma, nebėgsiu nuo seniūnijos, taip sakant, apygardos kasdienių interesų, bet ten turi dirbti savivaldybė. Jie tą suprato ir adekvačiai man priimtinai pabalsavo. Bet dabar apskritai, ką šitoje diskusijoje aš išgirdau? Vertingiausią dalyką aš išgirdau tai, apie kurį ir nekalbėjom. Vaidutis pasakė, mes niekaip iš rinkėjų pusės neįvertiname, koks jų poreikis. Ką čia dabar pabandžiau taip preliminariai pasamprotaut. Apklausų nėra, taip apytiksliai apgraibom žiūrime ir tai gali būti visai kitoks interesas negu politinių partijų. Aš esu senas partinis krienas, taip sakant, ir aš mastau per tą prizmę. Būdamas partijos žmogumi, mastau per tą prizmę ir tai nei blogai turbūt, nei gerai, bet tai riboja mano mąstymą. Tai va tikrai reikalingi tyrimai, gaila, kad USAID nutraukia paramą, galėtų finansuoti šitokius tyrimus. Kitas dalykas, ką turi užtikrinti rinkimai. Ne tik reprezentatyvumą, labai gerai pasakyta. Jie pirmiausiai turi užtikrinti valstybės interesų, bent aš taip įsivaizduoju, valstybės interesų tinkamą gynimą ir atstovavimą tiems interesams. Reprezentatyvumas būtų ir yra labai pageidautinas maksimalus reprezentatyvumas. Tai yra papildomas požymis, bet kaip užtikrinti valstybę, kuri neišsiskaidytų kritiniu momentu pagal vienmandatės. Mes matome, ką sako kai kurie Tomaševskio partijos nariai, kurie išrenkami ten. Jie nereformuos savo rinkėjų, jie atstovaus savo rinkėjams. Jie yra labai geri reprezentantai savo rinkėjų, tačiau tie rinkėjai klausosi visais įmanomais kanalais Kremliaus kurantų. Tai štai, lyg norėtųsi valstybės atstovo, kuris valstybės pozicijai dirbtų, o ne Kremliaus pozicijai, nes rinkėjai dalis, aš čia paėmiau tokį partikuliarinį atvejį, taip jau katastrofiškai visur nėra, bet pavyzdys yra, egzistuoja. Tai va, ko mes norim iš rinkimų, ką turi duoti rinkimai? Mano manimu, pirmiausiai valstybės interesų užtikrinimą. Bet greta to, kaip liberalas turiu pasakyti, ir piliečių interesų atstovavimą. Kreipiuosi į mūsų kolegas, taip sakant, už ekrano, ar Dainiau, ar Rolandai, jūs norėtumėt ką nors papildyti, nes aš kol kas klausimų nematau, mūsų laikas irgi jau užsienio. Aš gal tik tai norėjau padėkoti ypač Gabrieliai, nes iš tiesų tai yra ta pusė, kurios neįmanoma padengti tada, kada tu kalbi apie tai, kaip atrodytų logiškesnė rinkimų sistema pagal konstituciją, bet kartu ne tai, kad oponuot, bet aš galvoju, kad daugelis šitų problemų, kurios buvo paminėtos, kad iš tiesų ir tam tikra partinė diktatūra, aš turiu minį viduj partijoje ir atotrukis, kuris neišvengiamas proporciniai sistemai vis tiek didesnis, jos galėtų būti sprendžiamos mandink tais projektais, kuris po manęs pristatė kolega, skaidant Lietuvos teritoriją į daugiamandačių apygardų. Man atrodo, neišvengiamai tada tektų labiau bendrauti su žmonėmis. Ir galų gale reikėtų nepamiršti, kad tokioje apygardoje rinkėjai turėtų, kaip dabar yra, mes irgi, jeigu kalbėtų apie vienmandatės trūkumus, nepaisant to, kad taip atrodo arčiau žmonių, tarkim, jūs žinot mano nuostatas, ar ne, to neįvyko, nes aš iš Vilniaus, bet tarkim, mano apygardų išrinktų, nežinau, Nemuno aušros kandidatą. Aš labai abejoju, ir aš kaip rinkėjas norėčiau bendrauti apskritai su juo. Žinot, tada tokioje apygardoje yra ir pačiam rinkėjui didesnis pasirinkimas. Aš prie ko ir grįžtu, kad tas teisingumo aspektas vis dėlto, man atrodo, čia ir stabilumui, ir didesniai visuomenės darnai, ir įtampų šalinimui yra žymiai sveikiau, kada daugmaž kiekvienas kažkiek jaučiasi atstovaujamas, ar ne, nes, ko mažoritariniai sistemoje yra žymiai sunkiau pasiekti,
Tai galbūt tai, matant tos visus iš tiesų trūkumus, aš manau, kad dėl to matyti ir pati ta proporcinė sistema gerokai yra modifikavusi save daugelį šalių ir aš galbūt ieškočiau čia tam tikro vidurio. Ačiū, Dainiau. Rolandai, gal ką nors norėtum pridurti? Taip, tai aš manau, kad visgi, aišku, pirmiausia, daug kas priklauso nuo mūsų vertybių, tai nuo individualių vertybių, kas mums yra svarbu ir vadovaujantis mes tomis vertybėmis priimam sprendimus. Tai pavyzdžiui, man asmeniškai kompromisų politika, nuomonių pluralizmas visuomeniai, tolerancija yra didžiulės vertybės ir mano akimis jas geriau užtikrina proporcinio atstovavimo rinkimų sistema. Ir jo labiau aišku, jūs taip pat minėjot, kolegos, kad pavyzdžiui, mišri sistema taip pat, mišri paralelinė sistema kaip pas mus, ji taip pat garantuoja tokį įvairių nuomonių įvairovę parlamente, nes patenka ir mažesnių partijų atstovai, pavieniai atstovai, bet ji nepaiso proporcingumo. Svarbu ne tik tai, kad įvairios grupės turi savo atstovus, bet kad ir jos taip pat siekiamybė yra, kad tas labiau atitiktų tam tikras proporcijas visuomenės. Tai vėlgi užtikrina proporcinio atstovavimo rinkimų sistema. Dabar tas kelių daugiamandačių variantas, kurias pateikiau, taip pat jis atstovauja, vat kaip ir gerbiamas Dainius minėjo, tai yra taip pat regioninis atstovavimas. Tik jau nebe tuo neapibrieštų teritorijų, kurias mes vadinam vienmandatėm apygardom ir kurios yra sudurstytos iš įvairių gabaliukų skirtingų savivaldybių ir kuriuose žmonių gyventojų politinės preferencijos stipriai skiriasi. Bet jau konkretus, realūs regionai, vat ir Eugenijus minėjo, kad galbūt, nebūtinai čia pateikiau ne pagal etnografinius regionus, o pagal apskritis, bet tai yra konkretus dideli regionai ir tie rinkėjai, kurie būtų pagal sąrašus išrinkti tuose regionuose, jie kartu atstovautų tuos regionus ir tai būtų tikrasis regioninis atstovavimas. O dėl taip pat dėl žmonių nuomonės arba dėl partijų nuomonės, žinokit, kinta. Socialdemokratai, jau kiek man yra tekę bendrauti, kai parengdavau projektus visgi ten ar tarkim valstybės valdymo ir savivaldos komitete, ar frakcijose, ir su vienomis ir su kitomis frakcijomis, tai socialdemokratai, galbūt tik išskyrus jų vienmandatininkus, pirmiausia pasisakydavo už proporcinę rinkimų sistemą. Todėl, kad jiem buvo palankiau proporcinė. Dabar jiem 24 metų Seimo rinkimuose labiau pasisekė vienmandatėse, tai dabar jie bus už vienmandatės. Ta pati darė 2016 valstiečiai žalieji, todėl kad jiem pasisekė tada vienmandatėse. Dar anksčiau 2004 ten Darbo partija Tvarka Teisingumas. Jeigu mes grįžtume, pavartytume senesnius laikraščius ar ten pasidomėtume, tai jie buvo tik už vienmandatės, bet po to jiem nelabai sekėsi tose vienmandatėse. Kartais daugiau gaudavo pagal sąrašus, tai jų nuomonė pasikeitė. Tai čia viskas labai priklauso nuo rinkimų rezultatų. Ta nuomonė keičiasi, kalbant apie politinės partijas. O žmonės, gyventojai, jie irgi, žinot, taip, jie labiausiai piktinasi visais pakeitimais. Šiaip visais atvejais iš esmės sulauksi pasipiktinimo, kai yra perbraižomos rinkimų apygardų ribos, ypač iš tų mažesnių teritorijų, kurios priskiriamos prie didesnių teritorijų. Bet kita vertus, kai bandai aiškinti, tada, o kaip jūs manot, ar negeriau būtų proporcinė rinkimų sistema, jie nelabai to nori suprasti. O kartais netgi kelia tokias idėjas, kurios prieštarauja Lietuvos konstitucijai. Pavyzdžiui, buvo ir tokių pasiūlymų, ir tie pasiūlymai, vėlgi neminėsiu kaip ir jūs pavardėm, bet juos siūlė savivaldos atstovai, rimti atstovai, kurie, žodžiu, merai, kad reikia keisti, kad VRK turėtų inicijuoti konstitucijos pakeitimus, kad būtų atsisakyta nuokrypio plus minus 10%, kitaip sakant, būtų numota ranka į 15 metų konstitucinio teismo išaiškinimą, grįžta prie kažkokios ankstesnės tvarkos, ten didesnis nuokrypis, taip pat numojant ranką į konstitucinę, tokią svarbią konstitucijos normą, kaip lygi rinkimų teisė, nes jos būtų nepaisoma. O jeigu jos nepaisoma, tai rinkimai nedemokratiniai. Tai yra toks didžiulis nesupratimas ir svarbiausia, kad, žodžiu, vietos valdžios atstovai nededa jokių pastangų piliečiams išaiškinti, savo savivaldos gyventojams išaiškinti, kad, pavyzdžiui,
tų tokių racionalių pakeitimų galimybės, o tiesiog kursto aistras, kursto pretenzijas ir teikia kartais va tokius siūlymus, kurie na, nesuderinami, pavyzdžiui, su konstitucija. Tai tiek galbūt mano būtų pastaba. Ačiū Rolandai, apskritai visiems čia dalyvavusiems, ačiū. Tai nebuvo viena kryptė diskusija, ta prasme, kad mes pamatėm, labai gerai pamatėm, apie ką toliau mums reikėtų galvoti ir kalbėti. Galiu tik tai pasakyti, kad kalbant apie tyrimus, apskritai mes neturim Lietuvos kaip valstybės matymo, kas ta Lietuva yra. Tai galiu informuoti, kad dar praeitą kadenciją mes inicijavom normalią pinigų sumą. Tyrimai, kuris vadinsis permanentinis Lietuvos tyrimas ir panašiai, kurie dalyvauja sociologai, geografai, politologai, statistikos duomenų departamentas ir taip toliau. Visais pjūviais bus pjaustoma ta Lietuva, tame tarpe rinkėjai. Ir neabejoju, kad tas klausimas yra įtrauktas dėl taip sakant, politinės savišvietos ir politinės sistemos į tą darbotvarkę. Bet, kaip aš jau minėjau, tik prasideda. O domėtis tuo, ką rinkėjas mano, tai man atrodo, politikų pareiga ir tų, kurie taip pat kelia tokias idėjas. Tai tikrai norėčiau padėkoti už tai. Aš manau, kad tokios diskusijos prisideda prie to, ką mes vadinam ne tik politinių prausimų, bet ir tam tikrų akcijų dalyvauti politikoje, tame tarpe rinkimuose. Tai jeigu jūs, prisimenu, Klaipėdos tokį per istorinį pjūvį, tai jeigu jūs dabar klausit, kodėl tiek mažai ar mažokai klaipėdiečių ateina į rinkimus, tai tarpukarį klaipėdiečių klausdavo, kodėl jūs, Klaipėdos lietuviai, taip maloniai einate į rinkimus, bet balsuojat ne už lietuviškus, o už vokiškus sąrašus. Taip, kad klausimai skiriasi, bet visi buvo turbūt teisūs, kurie sakė, kad mes kalbam apie tai, kaip iš tikrųjų mūsų demokratijos būklę pagerinti, kaip atitikti konstituciją, kad Lietuva būtų atspari, ko dabar labiausiai jai ir reikės. Tai dar sykį ačiū labai čia susirinkusiems, mūsų žiūrėjusiems, mūsų pasisakiusiems ir gražaus vakaro. Viso gero.